Sveiki visi, šiandien ir vėl filmuojame video. Ką tik bandžiau filmuoti iššūkis už 200 prenumeratorių. Kaip manot pavyko? Jeigu kas jau jį matėte, aš net nežinau, ar jis jau YouTube'e, ar dar jis tik siunčiamas. Net nežinau, tai parašykite komentarus. Viena mergaitė lygtais klausė, ar aš turiu robuxų. Aš jai atrašiau, neturiu, bet jeigu jūs norit pamatyti mano tuos visokius outfits iš Robloxo nemokamai, pabandome jūsų ieškoti. Gal bus easy, o gal ir ne, pažiūrėsim. Žiūrėkit, kiek aš daug nemokamų galvų turiu. Pažiūrėkit, čia reikia parašyti Lin. Į šitą, kur ieškoti, va čia, ir tada jums išmeta tokį, kad jūs turit pasirinkti visus tuos jos outfitus ir jūs gaunate kažką. Pavyzdžiui, čia mergaitėms labai gražu, man šita kalba nėra labai gražu, dėl to aš pasirinkus šitą. Ne, šitą. Galite parašyti Lindsay ir tada jūs gaunate jos outfitus, Denis berniukams, kiti, aš nežinau kaip tai tart. Ne, šito nežinau rimtai, jūs tiesiog parašote, nerašykite galvos, tai tiesiog parašote šitą mergaitėms gindį parašykite, jūs viską galite parašyti, kad jūs tik gautumėte. O ne, galvau nemokamai. Tai aš jums galiu patarti outfits. Tai aš ką tik rašiau, kur, Lindsay, ir štai kaip, tai štai parašiau Lindsay ir, visus šitos aš jau jį gavus, tai, paspaudžiat ten, nežinau, ką man daryti, Lindsay, nueinate prie galvų, gaunate šią galvą. Arba paprasčiausiai galite pasimti šitą. Berniukams labiau rekomenduojamos tokios galvos arba tokios, bet jeigu jūs norite klasikinio veido, aš nežinau, ar aš gerai ištariu, ar ne, tai čia kažkokios Serena parašote ir jūs gaunate jos viską ir kažkokios Claire, nežinau, ką tai reiškia. Ne, tikrai. Čia, jos vienodos, tikrai nėra net ką rodyti. Čia Silly Fun veidas, Woman Face ir Smile. Aš pasirinku Smile, nežinau kaip jūs norite. Gal yra kažkokie, oh my god, ten tikrai ne mergaitėms. Čia berniukiškas. Ojo. Vienu savo, kur man pasirinkti šitą. Ir jeigu kažkas nežinote, kaip pasidaryti aukščiausią, tai galiu aš jums išleisti. Šiaip labiau žemę, va taip pat. Ar galiu būti tokia. Ir, man biškai lagina, bet kažkodėl mažinas vis tiek. Tai aš galiu visai susimažinti ir susikūdinti visai. Va taip gali būti. Ir, o ką čia? Galvos dydis? Bro, aš norėčiau mažo. Aš noriu mažo. O gal didelis? Ne. Ką tai reiškia? Oh my god, kaip blogai. Gerai. Prieinam prie ko. Ne, aš jums nežinau, kaip jums patarti. Taip daryti, bet jūs galite visko sugalvoti. O dėl plaukų, tiesą sakant, mergaitėms būtų gerai. Parašote Lin ir jūs gaunate jos visus tuos dalykus, kaip matote. Net aš šitos plaukus irgi turiu per savo tik telefoną, ne planšetę. Jūs galite gauti Black Ponytail. What the heck?
Jūs galit, jau šitie šiaip gali būti pradiname. Šitas galite juodus gauti. Claire's hair galit gauti. Labai panašus į tuos juodus, tik tais, dėl spalvos. Šitą galite turėti, tik parašote, bet be jokių plaukų. Čia rašo, kad galima tik parašyti plaukai. Čia tai toks nesąmonė, bet linolinu žiauriai gražus. Aš tokius gal ir pasilieku. Tai jeigu jūs norėtumėte šito ant kaklo kažką užsidėti, tai galite karolius tokius užsidėti. O gal jūs norėtumėte kažko labai tokio... Ne. Gal jūs norėtumėte drabužių, pavyzdžiui. Dėl drabužių. Galite pasirinkti betleką. Net ir tai, šitai. Viską galite pasirinkti, ką jūs tik turite. Netgi kelnes. Visko yra. Per Robloxą yra daug hackų ir taip, kaip per beveik visus žaidimus. Tai čia galime viską mes turėti, bet tik tais reikia paieškoti free outfits iš YouTube, kaip aš dariau ir aš suradau visokių šitų ir kelnių, ir visko, ko tik yra. Tai va, susitiksim kitame video ir ate!